Laukia rinktinės kovų su Anglija, Šveicarija ir San Marinu? Turėk nuosavą vietą stadione visoms 3 rungtynėms. Įsigyk abonementą. Rinktinę remia Hummel, Sharp, Vytautas, Evershed Salalius. Pirk abonementą bilietai.lt. Tai vieną per daug sužiūrėsim. Pažiūrėsiu, aš sakau, žinau, kad 11 buvo, dabar aikštėje aplinkui, nežinau, kiek metras. Tai nepamirškite. Sutvarkysim. Labai gerai. Neišvažiuosim be kamuolio. Galima sakyti taip, pirmąjį kartą mūsų eteryje yra Kelmė ir šiandien Kražantė netrukus pradės savasias rungtynės, tai apskritai pirmosios rungtynės ir ko gero aukščiausias pasiekimas visai Kelmei, tai yra Lietuvos futbolo federacijos pirmoji lyga ir šiandien kelmiškiai sulaukia tokių varžovų, apie kurios galbūt prieš kelerius metus, galbūt netgi dar anksčiau net nesvajojo. Tai yra Kauno komanda, tai yra Kauno ekipa, kuri yra legendinė komanda, galima sakyti taip, ne tas futbolo, beisbolo klubas Kaunas, bet tiesiog futbolo bendruomenės klubas Kaunas, tai yra komanda, kuri turi legendinį pavadinimą, galima sakyti taip, ir kuriai didelį žygdarbį atliko sirgaliai prikėlė tą Kauno komandą, jį laimėjo Lietuvos futbolo federacijos antrąją lygą ir savo zoną. O galima kalbėti apie Kelmės Kražantę, kad ji praėjusiame sezone taip pat žaidė antroje lygoje, bet tiesa, ne taip sėkmingai, kaip galbūt ši komanda norėtų, užėmė 5-ąją vietą, bet vis tiek šiemet ji debiutuoja Lietuvos futbolo federacijos pirmoje lygoje. Kol kas debiutas sunkus, netoks sėkmingas, kokio norėtųsi, bet irgi galima kalbėti apie Kauną, kad tai yra komanda irgi, kuri kol kas nedemonstruoja tokių rezultatų, kokių laukia šios komandos vadovai. Kiek teko kalbėti su jais prieš šios rungtynės, norėtų pirmajame 5 būti Kauno komanda. Jis šiuo metu kol kas yra 13 ir šios komandos sąskaitoje yra 5 taškai ir kol kas įvarčių labai mažai. 2 vos įmušti ir vienintelį kartą vos yra nukreipę Kauno žaidėjai kamuolį į varžovų vartus, nes sykį patys įsimušę oponentai. Mindaugas Zlatkus kol kas vienintelis įvarčio autorius, tai yra vienintelis įvartis įmuštas. O kalbant apie Kelmės Kražantės komandą, jie apskritai kol kas yra outsiderė šiuo metu ir savo sąskaitoje turi vos 1 tašką ir tai yra 6 įmušti įvarčiai, 21 praleistas. Ir kol kas paskutinioje 18 pozicijoje yra Kelmės Kražantė, bet tai yra pirmosios rungtynės namie, kol kas svečiuose tekdavo žaisti Kelmės komandai, taigi šiandien galbūt tikslas turėtų būti kitoks ir šiandien manau, kad prie savų žiūrovų, kurių kol kas yra, dar galbūt ne tiek, kiek norėtųsi ir nedidelis tas skaičius, bet manau, kad vėliau turėtų žiūrovų skaičius didėti. Čia Kelmėje, Kelmė, galima sakyti, yra toks tinklinio miestas, čia Kelmės Antivis Etovis rungtyniauja ir labai sėkmingai žaidžia ir yra Lietuvos tinklinio elite. Dabar tinklinio sezonas pasibaigė ir šansas futbolininkams parodyti savo vertę ir Kauno gerbėjai taip pat atvyko į Kelmę ir šiandien yra garsų. Šiandien Giedrius Kuzavas, pirmoji kategorija Plungė, yra šių rungtynių teisėjas. Asistentai Simas Kartočius, Šiauliai antroji kategorija ir Dainius Raudys. Šiauliai taip pat antroji kategorija, Lukas Juškevičius antroji kategorija, Šiauliai yra rezervinis. Šių rungtynių teisėjas Saulius Makštelė iš Panevėžio yra šių rungtynių inspektorius. Kalbant apie abiejų komandų sudėtis, Kaunas Mantas Babenskas treniruoja šią komandą ir pasirinkimas 11-ko yra toks, tai yra 71 numeris vartininkas Nemanija Bielanas, 7 numeris aikštės žaidėjas Juanas Sevilija, taip pat 9 Paulius Sirotavičius, 10 Josuetolas Hernandesas Re arba kitaip Gato, 11 Marius Žukovas, 20 Lukas Turauskas, 21 Rimvydas Lipnevičius, 22 Andrius Petraška, 24 Kristijonas Getgaudas, 40 Tomas Šiliauskas, 42 Marius Laugalys. Kalbant apie Kražantės startinę sudėtį, jis šiandien yra tokia. Rytis Tavaras beje yra vyriausiasis komandos treneris ir šiandien 11-kas yra toks. Vartininkas 1 numeris Rimvydas Čypas. Ir aikštės žaidėjai 2 Elvinas Indrišiūnas, taip pat 3 Kildras Kavaliukas, 10 Airidas Paškauskas, 11 Vaidas Viktoravičius, 16 Povilas Špukas, 22 Andrius Viktoravičius, 23 Agnius Juozapaitis, 27 Aivaras Renusas, 77 Giedrius Viktoravičius ir 87 Dalius Kišla. Viktoravičius yra kapitonas, Šiliauskas yra Kauno kapitonas, taigi tokios sudėtis yra šiandien. Rungtynės prasidėjo, istorinės rungtynės, ir
Tokia galima sakyti visai nebloga vieta, kalbant apie šios rungtynės, apie tą Kelmės miesto stadioną. Parke, vidury parko, galima sakyti, yra įsikūręs tas stadionas, aplink tilteliai ir pilna medžių, tikrai graži vieta, tilteliai, kalneliai, įvairūs keliukai. Būtent toks stadionas yra Kelmėje ir būtent pirmosios rungtynės čia ir istorinė transliacija iš Kelmės. Lietuvos futbolo federacijos pirmoji lyga čia, Kelmės Kražantė. Kol kas, kiek teko kalbėti su komandos vadovais, netenkina ta užimama vieta ir tos pirmosios rungtynės, nes šiaip rezultatai buvo tikrai ne patys geriausi. 1-5 pralaimėta Jonavos Lietavai, 1-7 Palangai, 1-4 Vilniaus MRU, po to 2-2 sužaista su Panevėžiu ir 1-3 pralaimėta Alytaus Auskai. Taigi pati pradžia buvo gerokai sudėtingesnė, galbūt reikėjo priprasti dar prie tos pirmosios lygos, ne visi yra ragavę pirmos lygos duonos, bet šiaip galima kalbėti, kad tai yra ekipa, kuri turi tokių žaidėjų, kurie tikrai yra žaidę tokiu lygiu. Bandant pristatyti Kelmės Kražantės komandą, tarkime, Rimvydas Čypas, 1992 metais gimęs futbolininkas, jis yra Šiaulių komandos, buvo Šiaulių komandos dubleris ir šiaip yra tos kartos žaidėjas, kurią treniravo Deivis Kančelskis ir ta ekipa, kaip ir Aivaras Renusas, beje, 1992 metais gimė žaidėja ir, tarkime, Aivaras Renusas buvo vienas svarbesnių žaidėjų ir dar verta prisiminti praėjusius metus Aivaras Renusas žaidė ir Šiaulių komandoje ir netgi startinėje sudėtyje būdavo, kad pradėdavo rungtynes. Daugiau Airidas Paškauskas, taip pat gimęs 1992 metais, kalbu apie visus tris, tai yra Čypas taip pat bei Paškauskas ir Renusas, jie žaidė savo amžiaus rinktinėje, tai yra 1992 metų komandoje. Visų pirma, ko gero reikėtų atsižvelgti ir į Vaidą Viktoravičių, jis žaidė Šiaulių komandoje A lygoje ir įvarčių yra įmušęs, galima sakyti, kad ir nemažai, ir jis yra komandos kapitonas. Vaidui Viktoravičiui gegužės 8-ąją sukaks 27 metai. 28 jau metai, 27 yra jam šiuo metu ir taip pat beje žaidžia du Vaido broliai, tai yra ir Andrius Viktoravičius, jo numeris 22 ir Giedrius Viktoravičius 77 numeriai. Visi yra žaidę bent jau Šiaulių dublerių komandose, kalbant apie Viktoravičius. Tėtis visų Viktoravičių yra Rimantas Viktoravičius, Gintros universiteto strategas ir Lietuvos moterų rinktinės vyriausiasis treneris. Čia štai taip nardo dabar Kauno žaidėjas, bet pražangos nėra fiksuojama. Šį kartą į Giedriaus Kuzavo švilpukas. Išmaudė dabar savo varžovus. Vienas Kauno žaidėjų ir tai yra 24 numeris Kristijonas Gedgaudas. Čia smūgis ir reikia padirbėti dabar ir Nemanjai Bielanui. Nemanjai Bielanas yra legionierius Kauno komandoje, 1-4 legionierių, šiandien 3 yra atvykę ir jie visi žaidžia startinėje sudėtyje. Nemanjai Bielanas, kurį gyrė Kauno vadovai prieš šias rungtynes, kaip tikrai patikima vartų sarga, pakankamai jaunas, dar kol kas jam yra 21, bet jis žaidžia. Taip pat yra ir, galima sakyti, komandos senbuvis Juanas Sevilla ir tai yra žaidėjas, kuriam šiuo metu yra jau neseniai, beje, sukako balandžio 25 dieną, sukako 33 metai jam. Ir taip pat yra jaunas meksikietis, žaidęs Kruojos komandoje, tiesa labai trumpai. Daugiau dublerių ekipoje, tai yra Hernandesas. Jo numeris yra 10. Absoliučiai lietuviška yra Kražantės komanda. Ir dabar bandoma įdiegti naują taktiką, galima sakyti taip, Kražantės, tai kad žaistų tie, kurie ir daugiau treniruojasi kartu su komanda ir daugiau yra čia vietiniai. Ir Gato arba Arėja prie kamulio lieka. Matysime, kokia dabar bus ši standartinė situacija. Gali būti tiesiog tiesioginis smūgis į vartus. Rimvydas Čypas vartose. Ir pasižiūrėsime, kuo pasibaigs ši standartinė situacija. Du žaidėjai. Gyvatvorėje tai yra Andrius Viktoravičius bei Dalius Keišla. Į baudos aikštelę pavyksta apsiginti Kražantei. Andriaus Viktoravičiaus perdavimas į priekį, dar vienas naujokas Kražantės komandoje. Šiaip tų naujokų nedaug, pasak vadovų. Visa ekipa, galima sakyti, yra likusi iš praėjusio sezono, išskyrus tai, kad komanda turi Aivarą Renusą bei taip pat Agnių Juozapaitį.
Agnius Juozapatis yra žaidėjas, kuris taip pat yra Šiaulių komandos atstovas, tiksliau praėjusiame sezone žaidė Šiaulių komandoje, dabar yra paskolintas Kražantei ir jis rungtyniauja Kelmės komandos sudėtyje. Ir čia Aivaras Renusas grąžina kamuolį atgal, žinoma, jį galima laikyti patyrusių gynėjų, nepaisant to, kad Aivarui Renusui taip pat neseniai, tai yra balandžio 27-ąją sukako 23, bet žaidės ir A lygoje žino, ką reiškia rungtyniauti tokiu lygiu. Grąžinamas kamuolys į žaidimą Renusas. Jo perdamas į kraštą, čia Andrius Viktoravičius. Nespėja dabar prie kamuolio Andrius Viktoravičius. Na, jam teko šiek tiek ir patreniruoti Šiaulių Gintros universiteto merginas, padėti savo tėčiui Rimantui Viktoravičiui. Siunčiamas kamuolys į priekį, link 9 numerio Pauliaus Sirotavičiaus. Dar kartą grąžinamas atgal, kamuolys komandos kapitonui Tomui Čeliauskui. Ir po to jau Darius Laugarys. Tvirta ta vidurio gynėjų pora šiame sezone Kauno komandoje. Nepajudinama, galima sakyti taip. Ir dar vienas Kauno komandos atsakymas, pražanga, dar viena standartinė situacija. Giedrius Kuzavas ne pirmą kartą šiandien fiksuoja pražangą ir skiria standartinę padėtį. Ir pasižiūrėsime, kuo dabar visą tai pasibaigs. Ir dabar 7 numeris Sevija prie kamulio. Ir baudos aikštelėje pajėgos tikrai yra didelės. Kaunas šiandien, sakyčiau, yra favoritas. Neabejotinai dabar siunčiamas kamuolys į baudos aikštelę ir pavyksta apsiginti Kražantės komandai. Bet žiūrovų daugėja čia Kelmės miesto stadione. Tikrai tų tribūnų yra, žinoma, jos nedengtos, nėra stogo virš galvos, bet šiandien oras yra geras ir kodėlgi nepažaidus, kodėlgi nepasižiūrėjus futbolo. Jo labiau, kad tai toks yra istorinis šansas šiandien pačias pirmasias rungtynes savame stadione žaidžia Kražantė. Ir grąžins kamuolį į žaidimą 77 numeris Giedrius Viktoravičius. Kražantės gretose. Atrodo, kad broliai Viktoravičiai žaidžia vienas viename krašte, kitas kitame. Tai yra Andrius Viktoravičius dešiniajame, Giedrius žaidžia kairiajame, o Vaidas kaip puolėjas visos savo karjeros metu žaidžia puolėjo pozicijoje. Žukovas. Jo perdavimas čia Getgaudas. Pražanga prieš Kristijoną Getgaudą. Na, šiaip Kauno komanda prikelta ir Kauno komandos tikslas yra grįžti į A lygą, tikslas žingsniais tokiais, kurie yra tvirti ir galima sakyti, kad kurios lemia sportinis principas. Tai yra praėjusiame sezone laimėjo antrąją lygą Kaunas ir iškovojo teisę žaisti pirmoje lygoje. Dabar reikės įsitvirtinti porą metų pirmoje lygoje, kaip kalbėjo klubo vadovai prieš šios rungtynes. Na, po to galbūt bus galima kalbėti ir apie A lygą. Žinoma, ištikimiausių tų gerbėjų Kaunas turi. Šiandien jie taip pat atvykę tokį pakankamai, galima sakyti, tolimą atstumą į Kelmę ir gana triukšmingai palaiko savo komandą. Giedrius Kuzavas įspėja Andrių Viktoravičių, 22 numerį. Ir standartinė padėtis. Vėl Sevija prie kamulio. Komandos senbuvis. Ir Andrius Viktoravičius vienas lieka dabar gyvatvorėje. Ir Sevija. Į baudos aikštelę neblogas perdavimas smūgis ir kaip sugeba apsiginti Aivaras Renusas, numušdamas kamuolį jau lėkusį į vartus. Dėkoju Rimvydas Čypas Aivarui Renusui, ką ir kalbėjau apie Aivaro Renuso patirtį. Tikrai tos rungtynės A lygoje duoda naudos, tai yra neabejotinai ir šiandien Aivaras Renusas tai gali parodyti. Dar viena standartinė padėtis, į baudos aikštelę siunčiamas kamuolys, dar vienas pavojus ir smūgis nepavyksta vis dėlto įmušti. Marius Žukovas atrodo 11 numeris. Jis buvo atakos smaigalyje, nepavyko pasižymėti, bet kol kas Kaunas tikrai daugiau progų turėjo nei šeimininkai. Tokį vienintelį bandymą neblogą sukūrė Kražantė po smūgio iš krašto, perima kamuolį Sevija. Jo perdavimas į priekį ir
Pirmas prie kamulio Rimvydas Šypas. Ir grąžins kamuolį į žaidimą Kražantės vartininkas. Tikrai aikštės kokybė yra gera, tai galima pastebėti iš karto ir tai kalbėjo ir varžovai prieš šios rungtynės Kražantės, tai yra Kauno ekipa, o čia Andrius Viktoravičius tiesiog smūgiuoja vartus ir šį kartą labai nesėkmingas mėginimas. Galės Bielanas grąžinti kamuolį į žaidimą. Na, šiandien beje turėjote galimybę stebėti dar vienerias pirmos lygos rungtynės ir tokias labai permainingas. 4-3 pergalę iškovojo Kazlų Rūdos Šilas, įveikęs Panevėžio ekipą ir įsirašė dar 3 taškus. Vieni favoritų Šilo futbolininkai. Ir Rea pasirengęs grąžinti kamuolį į žaidimą. Verta paminėti ir Kražantės vyriausiai trenerį, tai yra Rytis Tavoras, irgi patyręs strategas, jis treniravęs ir Šiaulių komandą, kuri tuomet žaidė A lygoje. Ir taip pat dirbęs Šiaulių trenerių štabe. O dabar jis vadovauja Kražantės komandai. Grąžinamas kamuolys į žaidimą. Paškauskas. Atakos Maigalyje ir kairiajame krašte dabar baudos aikštelėje buvo Viktoravičiai, tai yra Vaidas ir taip pat Andrius. Ir Vaidas atsidūrė nuošalėje, keliama dabar nuošalės vėliavėlė. Kol kas 0-0 šiose rungtynėse. Na, Kauno komandai bene didžiausia bėda tie įvarčiai šiame sezone nekrintantis. Baigėsi pirmosios rungtynės su Šilute 0-0, po to Kaunas laimėjo prieš Kretingos Minija rezultatu 2-1 ir po to pralaimėjimas Jonavos Lietavai 0-1, su Auska sužaista 0-0 ir Vilniaus Žalgiriui be pralaimėta 0-2. Ir pripažįsta kauniečiai, kad pralaimėjo paskutinėsias rungtynės žalgiriečiui tikrai stipresniai komandai tą dieną. O šiaip kitose rungtynėse trūko ir sėkmė šiai ekipai. Nepavykdavo įmušti. Dar viena standartinė situacija. Šiandien taip be ceremonijų griauna savo varžovus Kražantė, jeigu mato, kad artėja varžovai prie vartų. Ir Juanas Sevilla. Standartinių situacijų specialistas Kauno gretose. Ir netrukus jo, ko gero, smūgis arba perdavimas į baudos aikštelę. Šį kartą vėl perdavimas ir vėl tai yra pavojus nuošalia. Atsidūrė joje 11 numeris Marius Žukovas. Gana jaunas žaidėjas, bet apskritai tokia pakankamai jauna yra Kauno komanda. Vyriausias yra Juanas Sevilla, kuriam šiuo metu yra 33. Taip pat Andrius Petraška, žaidėjas, kuriam šiuo metu yra 29 metai, 30 bus šiemet. Na, taip pat pakankamai jauna yra ir Kražantė. Tiesa, ten yra ir patirties, tas pats, tarkime, Dalius Kišla, Vaidas Viktoravičius. Jie abu gimė 1987 metais. Ir dabar jau standartinė situacija prie Kauno komandos vartų. Pasižiūrėsime, kuo jį pasibaigs. Dalius Kišla pasirengęs atlikti perdavimą į baudos aikštelę. Šį kartą ne pats sėkmingiausias ir tai yra lengvas grobis Kauno komandos kapitonui Tomui Čeliauskui. Kišla siunčia kamuolį į priekį, tai bandydamas likviduoti tą grėsmę, kuri galėjo kilti prie jo komandos vartų. Ir po to suklysta Agnius Juozapaitis, radviliškietis, žaidžiantis Kelmės komandoje ir taip metomas, galima sakyti, šioje apskrityje, Šiaulių apskrityje. Radviliškietis žaidęs Lokomotyvo komandoje, po to jis rungtyniavo ir Šiaulių ekipoje praėjusiame sezone. Na, dabar yra Kelmės Kražantės žaidėjas. Žukovas įkrašto Sevijai. Sevija į priekį ir sėkminga gynyba, kurią demonstruoja Elvinas Indrišiūnas. Dar vienas žaidėjas gimęs 1987 metais. Žukovas. Jo perdavimas ir perima kamuolį Kražantė. Kišla. Ir Kišla siunčia kamuolį į dešinį kraštą, kur Andrius Viktoravičius ir čia lengvas grobis Tomui Čeliauskui. Na, žinoma, pirmosiose rungtynėse norėtųsi neabejotinai iškovoti pergalę Kražantės ekipai. Tai būtų pirmasis laimėjimas šiame sezone ir kol kas vos 1 taškas, bet apskritai nėra ekipų A lygoje, kurios taškų neturėtų dar šiame sezone.
Radviliškio Lokomotyvas ir Kelmės Kražantė. Dvi Šiaulių apskrities komandos kol kas yra surinkusios vos po tašką. Panevėžys kol kas savo sąskaitoje turėjo ir dar tebeturi 2 taškus po 6 rungtynių. Šiandien galėjo pakovoti dėl pergalės ir dėl lygiųjų. Jėtgaudas. Jo perdavimas į kraštą ir čia 9 numeris Paulius Sirotavičius. Baudos aikštelėje Sirotavičius ir perima kamuolį Aivaras Renusas. Tai taip aktyviai žaisdamas ir po to Sirotavičius prasižengė. Jis žaidė Nevėžio komandoje praėjusiame sezone, tai yra jaunas futbolininkas. Gegužės 13 jam sukaks 20 metų. O šiaip kalbant apie buvusį Nevėžio žaidėją Rimvydą Lipnevičių, jis yra 3 metais vyresnis už Paulių Sirotavičių ir irgi visą savo karjerą praleido Nevėžio gretose, dabar jau yra Kauno žaidėjas ir rungtyniauja Kauno komandoje ir brolis Aurimas Lipnevičius, kuris yra beje metais vyresnis už Rimvydą Lipnevičių, bet šiandien startinėje sudėtyje yra Rimvydas, o Aurimas Kauno senbuvis paliktas ant atsarginių žaidėjų suolo. Andrius Petraška grąžina kamuolį į žaidimą. Čia Gato. Ir išleidžia kamuolį už aikštės ribų, bet varžovai tą kamuolį liečia paskutiniai. Ir tai yra Giedrius Viktoravičius, 77 numeris. Dar kartą į priekį, čia Andrius Viktoravičius. Giedrius Viktoravičius žaidžia kairiajame gynybos krašte. Andrius Viktoravičius dešiniajame saugų krašte, o puolėjo pozicijoje Vaidas Viktoravičius. Čia vėl tolimas smūgis, pabando dabar Reja. Nesėkmingas mėginimas. Nelabai patenkinti Kražantės treneriai. Kražantės trenerio asistentų dirba Edvinas Čeilutka. O vyriausiasis treneris yra Rytis Tavoras. Grąžina kamuolį į žaidimą, Rimvydas Čypas šį kartą tai daro vienas Kražantės aikštės žaidėjų, 16 numeris Povilas Špukas. Povilas Špukas yra jaunas futbolininkas, jam gegužės 20-ąją sukaks 19 metų, šiuo metu yra 18 ir tai yra Tado Špuko brolis. Tado Špuko galbūt dar kai kas atsimenate, tai yra buvęs Šiaulių žaidėjas, kadaise laikytas ko gero vienas perspektyvesnių, tai yra visos A-lygos puolėjų, bet traumas pamaišė Tadui Špukui ir šiandien Povilas Špukas žaidžia Kražantės komandos startinėje sudėtyje. O Tadas buvo toks žaidėjas, kuris, tarkime, ir į Vilniaus Vetros vartus, vienos stipriausių tuomet komandų, sugebėjo mušti 2 įvarčius, vieną netgi iš vidurio aikštės. Čia Sevilla prieš Indrišiūną. Ir Sevillos perdavimas atgal. Kauno gerbėjai šiandien be jokios abejonės yra triukšmingesni nei Kražantės aistruoliai. Tų Kražantės aistruolių šiandien yra daugiau, bet jie tokie ramesni. Tiesiog atėjo pasižiūrėti futbolą. Kelmei, ko gero, tai be jokios abejonės yra puikiai pramoga. Na ir apskritai, dar kartą priminsiu, kad tai yra pirmosios Kražantės rungtynės savajame stadione. Ir vėl Rimvydas Čypas palieka kamuolį savo komandos draugui, tai yra tam pačiam Povilui Špukui. Jeigu Tadas Špukas puolėjas, tai Povilas Špukas žaidžia šiandien vidurio gynėjo pozicijoje. Ir grąžinamas kamuolys į žaidimą. Ir dar kartą tą kamuolį galės grąžinti Kražantės atstovai. Tai darys 77 numeris Giedrius Viktoravičius. Jo perdavimas ir pavyksta apsiginti Kauno komandai, galimybė kontratakai. Siunčiamas kamuolys į priekį ir čia Indrišiūnas. Prie kamuolio išmuša kamuolį už aikštės ribų. Ir Turauskas. Sėkmingas jo žaidimas. Lukas Turauskas, 20 numeris.
Bet kol kas galima sakyti, Kražantės žaidimas tikrai nėra blogas, nepaisant to, kad progų turėjo Kauno komanda ir kol kas tą situaciją, galima sakyti, aikštėje diktuoja, bet Kelmiški bando nepraleisti. Bet tai yra, dar kartą priminsiu, kad daugelio nuomonė vienas silpniausių komandų Lietuvos futbolo federacijos pirmojoje lygoje, bet kol kas taško turi Kražantė. Tiek pat, kiek ir Radviliškio Lokomotyvas, o tarkime, jeigu šiandien iškovotų pergalę, turėtų 4 taškus, tiek pat, kiek ir turi šiuo metu Tauragės Tauras ir Pirštų banga. Čia pirmasis įvartis ir Lukas Turauskas, muša komandos kapitonas Tomas Čeliauskas. Atrodo, jo įvartis šį kartą ir Kauno komanda įsiveržė į priekį, tik pagyrių, galima sakyti taip, Kražantės ekipa, kad pavyksta jai apsiginti ir įvarčių ši komanda nepraleidžia. Bet tai yra pirmasis įvartis. Ir 1-0 pirmauja Kauno komanda ir pavyksta, galima sakyti, nutraukti tą prakeiksmą, kuris buvo po perdavimo į baudos aikštelę, po kampinio, atrodo, komandos kapitonas Tomas Čeliauskas muša, kištelėjęs savo galvą. Ir grąžinamas kamuolys į žaidimą. Čia Andrius Viktoravičius. Viktoravičiaus tolimas šūvis ir pavyksta Kauno komandai apsiginti. Galimybė kontratakai. Ir Žukovas. Kairiuoju kraštu. Buvęs taip pat Kėdainių Nevėžio atstovas. Ir pavyksta perimti kamuolį Giedriui Viktoravičiui. Galimybė kontratakuoti, bet perdavimas labai nesėkmingas. Ko gero link Airido Paškausko dabar buvo adresuotas šis kamuolys. Ir Bigelonas grįžina kamuolį į žaidimą. Čeliauskas. Savo partneriui, kuris žaidžia vidurio gynėjo pozicijoje, tai yra Dariui Laugaliui. Siunčiamas kamuolys į kraštą. Ir pasirengęs grąžinti kamuolį į žaidimą Giedrius Viktoravičius. Tai ir daro dabar šis futbolininkas. O po to vėl kontroliuoja situaciją Kauno komanda. Na dabar jau kitas įvartis yra praleistas, žinoma, jau ir tas žaidimas, galima sakyti, kitoks. Kauno komanda pirmauja. Ir atrodo, kad pajautė, kad gali šiandien įmušti. Na šiaip kauniečiai šiandien tikėjosi tikrai tokios, galima sakyti, šiek tiek galbūt ir lengvesnės kovos, tai yra užtikrintesnės pergalės ir kad pagaliau pavyks pralaužti, galima sakyti, varžovų vartus, nes labai nesėkmingai kol kas šiame sezone sekasi atakuoti šią komandai. Atakuoja, galima sakyti, neblogai, tiesiog realizuoti progas yra sudėtingiau šiame sezone. Ir grąžinamas kamuolys į žaidimą netrukus. Kauno komanda tai darys ir neranda kam mesti kamuolį į aikštę Andrius Petraška. Žukovas. Atsarginį Kauno žaidėjai siūlo Juaną Seviją, bet perdavimas šį kartą yra pasirinktas Lukui Trauskui. 20-am Kauno komandos numeriui, čia atgal. Ir dar kartą atgal. Čeliauskas. Dar kartą į priekį ir vėl grąžinamas kamuolys. Na, pagal kamuolio kontrolę šiandien tikrai užtikrintai, galima sakyti, būtų priekyje šiose rungtynėse Kauno komanda. Ir grąžinamas kamuolys į žaidimą. Čeliauskas. Ir nelabai netikslus perdavimas į kraštą, bet čia suspėja vienas Kauno žaidėjų. Komandos draugas po Čeliausko perdavimo. Pirmas prie kamuolio buvo Andrius Petraška. Vėl Petraška. Vėl atgal ir Rytis Tavaras ragina savo komandą žaisti šiek tiek arčiau varžovų vartų. Šiek tiek pakilti, kaip kalba futbolininkai. Ir kreipiasi į Totį, kurio pravardė yra tokia, tai yra Airidas Paškauskas. Į baudos aikštelę siunčiamas kamuolys ir pavyksta apsiginti Dariui Laugaliui. Ir nebloga galimybė kontratakai. Arėja yra kairiajame krašte, bet čia perdavimo štai toks Rotavičiui. Pražangos nėra.
Giedrius Kuzavas rodo nieko čia nebuvo. Nevaidinti prašo Paulius Sirutavičiaus. Ir Paškausko dvikova su Čeliausku. Vaidas Viktoravičius. Ir Viktoravičius stumia į nugarą savo oponentą. Ir galės grąžinti kamuolį į žaidimą Nemanja Bielunas. Kol kas šių rungtynių rezultatas yra 0-1. Laimi svečių komanda, tai yra legendinė Kauno ekipa. Tomas Čeliauskas įmušė, tai įvyko 21 rungtynių minutę šio kėlinio viduryje. Ir štai taip dabar bando sužaisti Aivaras Renusas ir labai sėkmingai rungtyniauja Kražantės gynėjas. Ir siunčia kamuolį į priekį. Čia ieško Vaido Viktoravičiaus, taip pat yra Irdas Paškauskas ir atakos smaigalyje. Teko rungtyniauti Aivarui Renusui su Airidu Paškausku ne tik Šiaulių dublerių komandoje, ne tik nuo pat mažens Šiaulių futbolo akademijos ekipoje, bet ir Šiaulių Medelyno bėgių komandoje. Ir tiesa, ne vienam jam tikrai yra futbolininkų, kurie žaidė kartu, o dabar rungtyniauja Kražantėje. Tai yra gera galimybė šiems futbolininkams parodyti save gerokai aukštesnių lygių. Dar kartą į kraštą. Ir čia štai toks smūgis Kišla. Pabando Dalius Kišla ir gaudo kamuolį Nemanja Bielunas. Siunčiamas kamuolys į kraštą, nepatenkintas dabar Mantas Babenskas savo gynybą ir ko gero tai yra suprantama, nes taip antrąjį kartą jau šiose rungtynėse leidžia mušti iš krašto savo oponentams Kaunas. O čia galimybė kontratakuoti ir puikiai šį kartą Giedriaus Viktoravičiaus gynyba. Sevija grąžina kamuolį atgal Žukovas. Ir Sevija kairiajame krašte. Jo, grąžinamas kamuolys atgal. Ir čia Turauskas. Turauskas iš toli. Nepavyksta pataikyti Lukui Turauskui. Tikrai pavojingas dabar smūgis buvo. Bet įmušti nepavyko ir Rimvydas Čypas grąžins kamuolį į žaidimą. Kražantės komandos vartininkas, ne, vis dėlto tai darys Aivaras Renusas. Pagrindinis neabejotinai Kražantės gynėjas. Ir Renusas siunčia kamuolį į priekį. Čia Airidas Paškauskas. Ir dar kartą sėkminga Kauno komandos gynyba. 1-0, tokia trapi tikrai persvara, jie dabar turi Kauno komanda, bet tikrai dar neaišku, kad šiose rungtynėse nugalės Kauno ekipa. Ir dabar tai pastaruoju metu ir Kražantė bando įsidrąsinti, bet klaidos aikštės viduryje arba besiginant tikrai šiandien smaugia Kražantės komanda. Dar kartą į kraštą. Čia Sevija. Pavyksta jam kamuolį susistabdyti. Ir nuo Andriaus Viktoravičiaus kamuolys už aikštės ribų, grąžinamas kamuolys į žaidimą. Rėja, jo šokis su kamuoliu. Ir iš karto kerta Rėja baudos aikštelėje, pavojinga situacija ir pavyksta apsiginti Aivarui Renusui. Renusas šiandien didvyris, galima kalbėti taip, apie Kražantės komandą tikrai išsiskiria šioje ekipoje, kalbant apie gynėjų grandį, ir tai yra tas žmogus, kuris bene paskutinysis dažniausiai kišteli koją ir tokį didžiulį pavojų likviduoja. Tas pats meksikietis ir bandys kelti kamuolį į baudos aikštelę, tai yra Hernandesas Rėja. Čia po to tolimos smūgis ir išmuštas kamuolys. Tiek viena, tiek kita komanda nelabai pasikeitusi lyginant su praėjusiais metais. Priminsiu, Lietuvos futbolo federacijos antros lygos vakarų zonos pirmenybėse Kražantė buvo 5, o laimėjo Lietuvos futbolo federacijos antros lygos pietų zonos pirmenybės Kaunas. Ir čia Kišla. Ir štai taip, dabar išmuša kamuolį už aikštės ribų
Ne, vis dėlto išlaiko kamuolį aikštėje Gražantė. Dalius Kišta kamuolį lietė paskutinis, o po to jau ir pirmas prie kamuolio buvo Agnius Juozapaitis. Kol kas 1-0 pirmauja Kauno ekipa šiuose rungtynėse po Tomo Čiliausko vienintelio įvarčio. Ir Žukovas. Į priekį Turauskui. Pakankamai aktyvus šiandien Lukas Turauskas. Kauno komandos žaidėjas rungtyniaujantis aikštės viduryje. Dar kartą Žukovas ir dar kartą į priekį perdavimą atlieka Čiliauskas. Ir po to Rėja. Kairiajame krašte prieš Indrišiūną ir tiesiai prieš vartų. Šansas tikrai buvo, nepavyko pataikyti į kamuolį. Dabar Kristijonui Getgaudui. Ir po to Sevija pabando iš toli. Įmušti nepavyko šiam žaidėjui. Taigi galės Povilas Špukas grąžinti kamuolį į žaidimą. Kol kas Tomas Čiliauskas po kampinę nukreipė kamuolį į varžovų vartus ir tai buvo viskas per tą pirmąjį pusvalandį, kuris yra sužaistas. Grąžinamas kamuolys į žaidimą, čia Špukas. Ir Krista Getgaudas, nepavyko jam susistabdyti kamuolio ir jo šiek tiek palaikyti. Kišla. Į priekį ir čia už aikštės ribų kamuolį išmuša Andrius Petraška. Ir jį grąžina į žaidimą Giedrius Viktoravičius. Dar kartą grąžinamas kamuolys atgal, po to smūgis, Vaidas Viktoravičius muša Andrius. Brolis buvo dešinėje, bet Vaidas viską pats nusprendė pabaigti. Na, Kražantė šiandien irgi progų turėjo, negalima sakyti, kad jų nesukuria, bet kol kas realizuoti nepavyksta. Tų situacijų, kurias susikūrė Kražantė. Siunčiamas kamuolys į baudos aikštelę ir Nemanja Bielanas kamuolį gaudo. 3 legionieriai startinėje Kauno sudėtyje. Bielanas iš Serbijos, Sevija iš Ispanijos ir taip pat Hernandesas Arėja atvykęs iš Meksikos. Taigi dar viena standartinė situacija. Ir 7 numeris, tas pats Sevija, bandys atlikti standartinę situaciją, standartinių padėčių meistras Kauno gretose. Ir Sevijos perdavimas netrukus į baudos aikštelę. Dabar tas kamuolys ir siunčiamas, o kad po standartinių situacijų pavojų gali būti, tai šiandien matėme ir dabar tęsiasi pavojus, smūgis galva ir Rimvydas Čypas. Prie kamuolio pirmas, o Paulius Sirotavičius dabar pabandė mušti. Agnius Juozapaitis. Kairiame krašte. Ir grąžins kamuolį į žaidimą Kišla. Kražantės tikslas šiame sezone yra kovoti visose rungtynėse, kiek tai galima, ir neleisti varžovams skriausti Kražantės. Konkrečių tikslų nėra, bet manau, kad tikrai norėtųsi šiai komandai likti lygoje. Čia Giedrius Viktoravičius gauna pirmąją geltoną kortelę šiuose rungtynėse. Giedrius Kuzavas ją rodo. Ir standartinė padėtis, tiesa, iki vartų tikrai toli. Siunčiamas kamuolys į priekį. Rėja. Pabando galbūt netgi ir smūgiuoti pagal užsimojimą arba atlikti perdavimą arčiau vartų. Čia Turauskas į kraštą ir Žukovui perdavimas nesėkmingas, taigi galės grąžinti kamuolį į žaidimą Kražantė. Kol kas 1-0 šiuose rungtynėse, bet tikrai tokios gyvos energingos rungtynės, progų tikrai buvo. Ir kol kas šiame mače rezultatas yra 1-0 Kauno komandos naudai. Primenu, kad šiandien 17:30 ir SMS Credit LT lyga, tai yra Kauno Spyris Šiauliai. Na ir taip pat 19:30 Vilniaus Žalgiris Klaipėdos Granitas. Dvejos SMS Credit LT lygos rungtynės ir žinoma pirmos lygos mačų taip pat tai yra antrasis.
Diena su futbolu, galima sakyti taip. Šį penktadienį, šventinį gegužės 1 penktadienį. Dar kartą į kraštą. Tai per kairę, tai per dešinę bando žaisti Kaunas, tai per vidurį bando ieškoti spragų. Kražantės gynyboje kol kas vieną, galima sakyti, tvirtai rado, po to taip sudėtingiau sekasi Kražantės varžovams. Žukovas. Getgaudas. Turauskas. Prašo perdavimo krašte dabar Kauno atstovui. Čia Sevija puikiai stabdosi kamuolį ir Giedrius Viktoravičius nepriekaištingai žaidžia besigindamas. Kamuolys lekia už galinės linijos, taigi tai yra kampinis. Ir pasižiūrėsime, kuo visą tai baigsis. Po kampinio įmušė pirmąjį įvartį Kauno ekipa. Ir dabar netrukus perdavimas į baudos aikštelę, vėl Sevija. Jo perdavimas, čia štai toks pavojus, dabar gaisras kyla Kražantės baudos aikštelė ir po to kelmiškiams apsiginti pavyksta. Viktoravičius. Andrius Viktoravičius ir sėkmingas žaidimas ginantis. Ir Kražantė galės grąžinti kamuolį į žaidimą. Tai darys Ervinas Indrišiūnas. Krašto gynėjas. Kražantės gretose. Ir Keišla. Tai potencialiai nebloga ataka dabar vystėsi, po to pasirenkamas kairysis kraštas, kur Agnius Juozapaitis. Ir Giedrius Viktoravičius iš toli ir nepavyko dabar Giedriui Viktoravičiui. Apie 10 minučių lieka iki pirmojo kėlinio pabaigos. Toks kėlinys tikrai neblogas, energingas, progų buvo. Ir grąžinamas kamuolys į žaidimą netrukus. Pasirengęs tai daryti Nemanja Bielanas. Kovo dėl kamuolio Turauskas. Ir Giedrius Viktoravičius į kraštą. Čia ataka dešiniuoju kraštu Sevija. Ir Sevija tikrai aktyvus šiandien, kalbant apie Kauno komandą. Ne visi kelmiškiai krepšinio gerbėjai šiandien, krepšinio, futbolo, tinklinio ir viso kito gerbėjai šiandien atvyko, galima sakyti taip, nes tikrai daugiau būna netgi žmonių ir tinklinio rungtynėse, galbūt netgi, sakykime taip, Kelmėje. Bet ne visi šiandien ir sėdi, kai kurie stovi šiuose rungtynėse. Bet manau, kad jeigu Kelmės žaidimas bus geresnis, manau, kad visi sporto mylėtojai, kad ir ką jie palaikytų Kelmėje, manau, šiandien tikrai, šiame sezone tikrai turėtų atvykti ir tų žiūrovų skaičius turėtų būti didesnis. Ir netrukus perdavimas į baudos aikštelę. Čia Sevija vėlgi prie kamuolio. Ir siunčiamas kamuolys į baudos aikštelę, smūgis galva, nepavyko įmušti. Vėl atakos Smaigalyje Gato. Ir grąžinamas kamuolys į žaidimą netrukus. Keišla. Ir dar kartą Reja. Grąžinamas kamuolys į žaidimą. Sevija. Dar kartą metamas kamuolys atgal ir čia Tomas Čeliauskas, Kauno komandos kapitonas. Siunčiamas kamuolys į kairį į kraštą, kur Žukovas. Į baudos aikštelę ir čia per stiprus perdavimas ir prie kamuolio pirmasis Rimvydas Šypas. Bet matau, kad dar plūsta gerbėjai čia į Kelmės miesto stadioną. Futbolo mylėtojai galbūt tiesiog graži diena išėjo pasivaikščioti čia vietinėme parke ir galvoja, kodėlgi nepasižiūrėjus futbolą. Kai kas galbūt net nežino, kad Kražantės komanda, tai yra Kelmės ekipo, žaidžia Lietuvos futbolo federacijos pirmoje lygoje, bet sezono eigoje tikrai turėtų sužinoti. Ir čia sporto gerbėjų tikrai turėtų daugėti. Kelmės stadione į baudos aikštelę ir gaudo kamuolį Rimvydas Šypas.
Čipas. Ir čia Nemanja Bielanas. Prie kamulio pirmas vartininkas Kauno gretose ir artėja į pabaigą pirmoji rungtynių pusė. Laugalys siunčia kamuolį į priekį. Ir dar viena geltona kortelė, šį kartą Dalius Kišla. Jos užsidirba, tokia yra Giedriaus Kuzavo nuomonė. Ir iki vartų tikrai toli, bet manau, kad Juanas Sevija galbūt prie kamulio ir gali būti. Ieškoti priekyje komandos draugų. Arba tiesiog gynėjai dabar pabandys kamuolį įžaisti. Sevija keliauna į priekį, o šį kartą perdavimą atlieka Darius Laugalys. Žukovas krašte ir dar viena klaida. Taigi netrukus Indrišiūnas grąžins kamuolį į žaidimą. Na, pastaruoju metu toks štilis, galima sakyti, apie tos pavojingesnius momentus. Jų šiandien tikrai buvo ir prie vienų, ir prie kitų vartų, bet dabar jau jų gerokai mažiau. Galbūt abi komandos laukia pirmojo kėlinio pabaigos. Kaunas kol kas vienintelį įvartį yra įmušę šiandien. Ir jis, kaip ten bebūtų, vis tiek kontroliuoja situaciją. Ir Indrišiūnas. Jam kamuolys siunčiamas. Pasirengęs grąžinti kamuolį į žaidimą šis krašto gynėjas. Ir baudos aikštelėje Vaidas Viktoravičius. Ir po to Indrišiūnas grąžina kamuolį į žaidimą. Sėkmingai antrajame aukšte rungtyniauja Kaunas ir tai galbūt yra galimybė kontratakuoti. Ir perima kamuolį Viktoravičius. Ir po to siunčia kamuolį į priekį Paškauskui. Agnius Juozapaitis, Andrius Viktoravičius muša, tikrai turėjo galimybę dabar. Varžovų greta nebuvo, pabandė į artimą į viršutinį vartų kampą Andrius Viktoravičius, smūgis nesėkmingas. Šiandien ir Kauno komanda tikrai daro klaidų besigindama. Na, o žiūrovo atrodo tikrai daugėja čia kelmėje. Ir galės grąžinti kamuolį į žaidimą arėją. Kauno komandos legionierius. Grąžinamas kamuolys atgal, čia Žukovas. Žukovas bando kamuolį perduoti ir čia perima jį Agnius Juozapaitis. Galimybė Kražantei kontratakuoti, tiesa 3-4 dabar Kražantė žaidėjai ir pabando galbūt mušti Agnius Juozapaitis. Airidui Paškauskui nelabai, ko gero, kaip rado įmesti kamuolį, kuris bandė pabėgti nuo varžovų. Ir grąžina kamuolį į žaidimą Nemanja Bielanas. Prašyk, Lukai! Vienas atsėk! Į kraštą. Čia Žukovas. Dar kartą į vidurį Turauskui. Turauskas dabar atgal ir po to į dešinį kraštą. Ir Vaidas Viktoravičius grįžta į žaidimą. Buvo už aikštės ribų vienas Kražantės lyderių ir šiandien jis su kapitono raiščiu yra Kelmės komandoje. Dar kartą į priekį. Ir čia už aikštės ribų keliauja kamuolys nuo Kauno atstovų. Na, manau, kad gali tai pirmasis kėlinys ir pasibaigti. Kol kas 1-0. Tomas Čieliauskas įmušė 21 minutę, pasižymėjęs galvą po kampinio. Grąžinamas kamuolys Bielanui atgal. Ir Bielanas siunčia kamuolį toli į priekį. Aivaras Renusas kontroliuoja situaciją, aplink varžovų nėra. Ir Dalius Kišla.
gražina kamuolį čia trečiajam komandos numeriui Kildriui Kavaliukui. Ir tai yra viskas. Giedrius Kuzavas skelbia pirmojo kėlinio pabaigą. Štai toks futbolas kol kas Kelmėje. Pirmąjį kartą istorijoje, galima sakyti taip, Lietuvos futbolo federacijos pirmoji lyga čia ir kol kas 1-0 vienintelį įvartį yra įmušęs Tomas Čeliauskas. Ir tai įvyko po kampinio, pasižymėjo galva Tomas ir matysime, kągi komandos parodys, mums pademonstruos po pertraukos. Lauki rinktinės kovų su Anglija, Šveicarija ir San Marinu? Turėk nuosavą vietą stadione visoms 3 rungtynėms. Įsigyk abonementą. Rinktinę remia Delfi, Radio Centras, Kauno Diena, Retail Media. Pirk abonementą bilietai.lt. Dešinys kraštas ir toliau, Lenkams lyg užkeiktas. Čia labai sėkmingas ir tikslus perdavimas Kvedukui, gauna kamuolį Černychas atgal. Į baudos aikštelę geras perdavimas ir įvartis! Lukas Spalvis! Lietuva pirmauja, Spalvisimo 1-0, puikiai kovoja Olborgo. Eik geriau filmukų pažiūrėti. Lankom futbolą.
Laukia rinktinės kovų su Anglija, Šveicarija ir San Marinu? Turėk nuosavą vietą stadione visoms 3 rungtynėms. Įsigyk abonementą. Rinktinę remia Hummel, Sharp, Vytautas, Evershed Saladžius. Pirk abonementą bilietai.lt. Sveiki, jūsų ekranuose Kėdainių miesto stadionas ir manau, kad labai įdomi dvikova šiandien laukia Lietuvos futbolo federacijos pirmosios lygos 4-ajame ture. Susitinka 2 to paties regiono komandos ir ekipos. Tolimos smūgis ir labai greta Virpsto praskrieja kamuolys. Čia Roko Mikutsko šokis su kamuoliu. Į baudos aikštelę ir labai didelis pavojus dabar. Mikutskis. Smūgiuoti nesiryžto, po to jau muša ir fantastiškai žaidžia Laurynas Vertelis. Prie baudos aikštelės Miščiuko perdavimas į kraštą, Gėgžna. Baudos aikštelėje smūgis ir pavyksta apsiginti. Dabar jau Martynui Šležiui. Ir kreipiasi į Aretą Gėgžną. Galbūt link jo pasiunčiamas kamuolys link tolimoje Virpsto. Aretas Gėgžna ir štai toks smūgis. Ir į baudos aikštelę siunčia kamuolį Lietuva ir prie pat tolimojo Virpsto. Į vidurį Pečiulis. Mikutskis. Į priekį ir Tadas Markevičius. Jo smūgis ir įvartis. Tadas Markevičius. Puikus smūgis į vartus. Permestas kamuolys per vartininką Lauryną Vertelį ir Nevėžio komanda pirmauja. Kėdainiečiai muša 4-osiose rungtynėse iš eilės ir nepraleidžia taip pat. Bent jau kol kas, žinoma, dar kažkokias išvadas daryti yra per anksti, bet nusivylimas tribūnose, bet Nevėžis tikrai neužsidaręs gynyboje, norėtų įmušti antrą įvartį ir tiesiog viską pakeisti. Taip, o štai čia smūgis Paimas muša į vartus. Čia iš toli pabando ir štai taip labai grėsmingai muša Marius Bezikornovas. Marius Bezikornovas įsibėgėja, vis dėlto jis muša ir pataiko į Virpstą, tęsiasi Lietuvos ataka ir įvartis. Viskas pagal taisyklės, įvartis yra įskaitytas. Aretas Gėgžna, buvęs visiškai greta vartų, sugeba nukreipti kamuolį į vartus. Visų pirma, žinoma, geras buvo Marius Bezikornovo smūgis, o po to jau Eisvinas Putyra prie pat vartų. Siunčiamas kamuolys į žaidimą. Aretas Gėgžna, jos smūgis ir virš vartų. Į kraštą Paimui. Paimas į baudos aikštelę ir čia šansas Nevėžio komandai. Kugys muša ir gelbėjo komandą Laurynas Vertelis. Baudos aikštelės prieigose ir Paimas. Netikslus perdavimas jam. Verlingas pabando iš toli ir kokia dabar bomba. Šią standartinę situaciją Martynas Šležys krinta ir teisėjas nefiksuoja nieko. Ir tai yra viskas. Taigi lygiosios šiandien yra galutinis rezultatas. Pirmąjį įvartį Tadas Markevičius įmušė, po to Nevėžio žaidėjas Aretas Gėgžna šiandien rezultatą išlygino. Baudos aikštelė, geras perdavimas ir įvartis! Lukas Palvis! Lietuva pirmauja! Palvis! It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. Laukia rinktinės kovų su Anglija, Šveicarija ir San Marinu? Turėk nuosavą vietą stadione visoms 3 rungtynėms.
Įsigyk abonementą. Rinktinę remia Hummel, Sharp, Vytautas Everšetsaladžius. Pirk abonementą bilietai.lt. Sveiki sugrįžę į Kelmės miesto stadioną, kur netrukus prasidės antrasis kėlinys. Kol kas po pirmojo kėlinio pirmauja Kauno komanda, pirmauja rezultatu 1-0 ir po kampinio Tomas Čeliauskas pelnė kol kas vienintelį šių rungtynių įvartį. Ir šiaip kalbant apie tą pirmąjį kėlinį, koks jis buvo, tai Kauno komanda, galima sakyti, kad dominavo aikštės viduryje, pagal kamuolio kontrolę tikrai buvo ši ekipa priekyje ir progų daugiau susikūrė, bet gynyba, galima sakyti, kad šiek tiek braškėdavo Kauno komandos žaidime šiandien, buvo ir progų Kelmės ekipai. Ši ekipa sugebėjo kartais smūgiuoti iš kraštų, kartais iš toli pabandyti įmušti, bet kol kas įvarčių nepelnė. Ir kelmiškiai, kurie kol kas yra paskutinėje turnyrinės lentelės vietoje, šiandien dar irgi į tašką nepretenduoja. Kol kas 1 taškas yra šios komandos sąskaitoje, kaip ir Radviliškio Lokomotyvo sąskaitoje šios komandos kol kas turi po 1 tašką. Na, o kalbant apie Kauno ekipą, tai yra komanda, kuri savo sąskaitą turi 5 taškus ir jeigu šiandien laimėtų, tokiu atveju turėtų 8 taškus, tiek pat, kiek ir šiuo atveju turi Šilutė, kuri užima 8 vietą turnyrinėje lentelėje. Priminsiu, kad 18 komandų netgi tiek šiame sezone žaidžia Lietuvos futbolo federacijos pirmoje lygoje ir tikrai labai ta pirmoji lyga yra įdomi ir intriguojanti šiame sezone. Atrodo, kad 2 keitimai bus Kauno gretose, 2 futbolininkai pradės rungtynės, kurie pradės antrąjį kėlinį, kurie nepradėjo šių rungtynių, kurie nežaidė pirmajame kėlinyje. Taigi Kauno komandos sudėtis yra tokia. Komanda treniruoja Mantas Babenskas, o sudėtis yra tokia. 71 numeris vartininkas Nemanja Bielanas ir aikštės žaidėjai. 7 Juanas Sevija, taip pat 9 Paulius Sirotavičius buvo, jį pakeitė 77 numeris Šarūnas Bičiušas, beje, jis yra šiaulietis, taigi žaidžia prieš puikiai pažįstamus, galima sakyti taip, futbolininkus, gimęs 1993 metais, kaip ir beje Giedrius Viktoravičius Kražantės gretose. Na ir šiaip, turėtų tikrai pažinoti ir tuos futbolininkus, kurie gimė 1992 metais ir yra šiauliečiai, o tokių tikrai netrūksta Kražantės gretose ir Čypas, ir taip pat Paškauskas bei Renusas čia į baudos aikštelę ir pavyksta apsiginti Kauno ekipai. Taigi, 10 numeris Josuetlas Hernandesas Reja, arba kitaip Gato, arba Hernandesas Reja. Jis 10 numeriu žaidžia, 11 juo rungtyniauja Marius Žukovas, 20 Lukas Durauskas, taip pat 21 Rimvydas Lipnevičius, 22 Andrius Petraška, 24 Kristijonas Getkaudas, 40 Tomas Čeliauskas ir 42 pirmajame kėlinyje žaidė Darius Laugalys ir po pertraukos jį pakeitė 3 numeris Simoras Savukynas. Taigi Simoras Savukynas pasirodė aikštėje, 3 numeris ir taip pat 77 Šarūnas Bičiušas, o pakeisti yra Paulius Sirotavičius ir Darius Laugalys. Na, o kalbant apie Kražantės komandos sudėtį, jie yra tokia: 1 numeris Rimvydas Čypas, jis vartininkas ir aikštės žaidėjai, 2 Elvinas Indrišiūnas, 3 Kildras Kavaliukas, 10 Airidas Paškauskas, 11 Vaidas Viktoravičius, 16 Povilas Špukas, 22 Andrius Viktoravičius, 23 Agnius Juozapaitis, 27 Aivaras Renusas, 77 Giedrius Viktoravičius ir 87 Dalius Kišla. Rytis Tavaras treniruoja Kražantės komandą ir tikrai turėjo ką pasakyti savo ekipui per rungtynių pertrauką. Taip girdėjosi garsus Ryčio Tavaro nurodymai savo komandai ir tikrai griežtai, galima sakyti, vadovavo ekipai.
Kelmės komanda palaikoma tikrai nemažai žiūrovų šiandien. Pralaimi savo varžovams rezultatu 0-1 ir Juanas Sevija grąžina kamuolį į žaidimą. Turauskas. Petroška. Ir Giedrius Viktoravičius grąžina kamuolį į žaidimą. Čia dabar skėsčio rankomis trečiasis numeris Simoras Savukynas pasirodęs aikštėje. Jaunas žaidėjas, jam šiuo metu yra 20 metų. Šarūnas Bičiušas pasirodęs aikštėje taip pat po keitimo yra futbolininkas, kuriam 22 šiuo metu ir neseniai sukako, beje, balandžio 26-ąją. Į priekį siunčiamas kamuolys, čia Špukas. Atitveria savo varžovą. Klaidų darė, žinoma, Kražantė, kalbant apie pirmąją rungtynių pusę, besigindama, bet ir pati progų sukūrė. Tiesa, jomis pasinaudoti nepavyko, bet šiaip Kražantė turėjo ir neblogų momentų, galima sakyti taip. Čia Aivaras Renusas, ko gero vienas pastebimiausių futbolininkų šiandien, kalbant apie Kražantės ekipą. Jis vidurio gynėjo pozicijoje rungtyniauja ir šiandien ne kartą gelbėjo savo komandą. Paskutiniu momentu 9 numeris taip pat pasirodė Kražantės gretose, tai yra Gediminas Čeponkus, gimęs 1989 metais ir pasižiūrėsime, kurįgi futbolininką jis pakeitė iš Kražantės ekipos. Gediminas Čeponkus taip pat buvęs Šiaulių dubleris ir žaidęs, bet labai nedaug Šiaulių pagrindinėje komandoje. Labiau epizodiškai. Na, šiaip į kraštą jis nukeliavo, atrodo, kad vietoje Andriaus Viktoravičiaus pasirodė aikštėje. Ir taip pat matau, kad ir dar vienas futbolininkas, tai yra Karolis Vladička, pasirodė aikštėje, 14 numeris. Ir pasižiūrėsime, kogi dar nebeliko aikštėje. Taigi Andrius Viktoravičius, matau, kad tikrai yra pakeistas ir į poziciją įmestas Gediminas Čeponkus. Na, kalbant apie aikštės vidurį, ten Dalius Kišla lieka. Ir čia Vladička. Vladičkai šiuo metu yra kol kas 19 metų, jaunas futbolininkas. Taip pat Vaidas Viktoravičius lieka Airidas Paškauskas. Gynėjų pozicijos irgi nesikeitė, tie patys 4 gynėjai lieka. Kildro Kavaliuko nebėra, atrodo, jo 3 numerio, taigi 3 numeris Kildras Kavaliukas yra pakeistas. Ir vietoje jo aikštėje pasirodė Karolis Vladička, taigi vidurio saugas vietoje vidurio saugo ir taip pat krašto saugas vietoje krašto saugo. Vietoje Andriaus Viktoravičiaus pasirodė Gediminas Čeponkus. Čia Vaidas Viktoravičius žaidžia puikiai. Klysta šiek tiek Čeliauskas, siunčiamas kamuolys į kraštą. Čia Airidas Paškauskas, smūgis ir įvartis. Airidas Paškauskas po kontratakos pasižymi, puikiai sužaidė Vaidas Viktoravičius. Gražiai dabar buvo šį kontrataka. Tomas Čeliauskas, žinoma, pasižymėjo pirmąjį kartą šiame sezone, nes, kaip ir minėjau, kol kas vienintelis Mindaugas Zlatkus buvo žmogus, kuris įmušė šiame sezone Kražantės gretose. O Airidas Paškauskas pelno antrąjį įvartį ir kol kas Vaidas Viktoravičius yra rezultatyviausias su 2 įvarčiais. Griebėsi už galvos Nemanija Bielonas. Na, Kražantė turėjo progų ir pirmajame kėlinyje ir tai galima sakyti, kad buvo tokie rimti įspėjimai Kauno komandai, kad negalima taip klysti ginantis ir galų gale nebedovanojo už tas klaidas Kražantė, kuri šiaip yra rezultatyvesnė komanda nei Kaunas šiame sezone. Kaunas, kaip ir minėjau, dabar su šiandien pelnytų įvarčių turi 3 ir tai yra pats prasčiausias rezultatas visoje pirmoje lygoje. Visos komandos yra rezultatyvesnės, 4 yra įmušęs Radviliškio Lokomotyvas, kuris šiuo metu yra 17 pozicijoje, o Kražantė dabar pasižymi 7 kartą šiame sezone ir šiaip pagal šį rodiklį visai neblogą vietą užima maždaug apie turnyrinės lentelės vidurį pagal įmuštus įvarčius.
Ir dabar Kauno komandai nebejotinai reikės keisti žaidimą, bet visų pirma vėlgi grįžus prie tos atakos, Vaidas Viktoravičius sužaidė tiesiog puikiai aikštės viduryje, kai suklaidino varžovą, Tomas Čeliauskas suklydo, po to puikiai kontrataka, vėl Viktoravičius nuostabus perdavimas į kraštą ir čia Airidas Paškauskas jau muša. Airidas Paškauskas šiaip rezultatyvus būdavo ir Šiaulių apskrities pirmenybėse Lietuvos futbolo federacijos 3-ojoje lygoje. O dabar, žinoma, jam yra neblogas išbandymas, ta 1-oji lyga ir 2-asis įvartis šiame sezone. Tai yra abiejoms komandoms 1-oji akistata natūralios vejos, taigi tai irgi gali šiandien turėti įtakos ir Kauno klaidoms ginantis. Na, Kražantė taip pat šiandien jų daro ir klaidų, galima sakyti, nestinga, žiūrint ir į vieną, ir į kitą komandą. Čia Turauskas. Į kraštą Sevija. Ir puikiai žaidžia Giedrius Viktoravičius, kamuolį perimdamas. Čia po to Petraška. Ir Vladička. Kišla. Aikštės generolas, galima sakyti taip, Dalius Kišla. Patyrė žaidėjas. Dabar kamuolys išmušamas, nes Juanas Sevija susižeidžia. Atsiprašo jo Giedrius Viktoravičius. Giedrius ir Andrius Viktoravičiai Vilniaus Polonijos komandoje taip pat buvo įrašyti. Andrius Viktoravičius yra pakeistas po pirmojo kėlinio. Jis yra porą metų vyresnis už Giedrių Viktoravičių. Andrius gimęs 1991-aisiais, o Giedrius Viktoravičius 1993 metais. Vyriausias brolis Vaidas gimęs 1987-aisiais. Ir Andrius bei Giedrius studijavo Vilniuje, taigi jie buvo įrašyti Polonijos gretose prieš porą metų, bet ten nedaug sužaidė. O čia netrukus keitimas bus Kauno komandoje, pasirodys aikštėje Edgaras Petkevičius, 45 numeris. Ir kampinį pasirengęs kelti Dalius Kišla. Kišla į baudos aikštelę įsidrąsino, galima sakyti, Kražantė. Čia kamuolys išmušamas. Vėl į baudos aikštelę ir čia antrajame aukšte karaliauja Kauno žaidėjai. Sugebėdami apsiginti, atrodo, Lukas Turauskas. Pasižiūrėsime, ką pakeis Edgaras Petkevičius. Pikti dabar jau Kražantės atsarginiai žaidėjai, atrodo Remigijus Čeilutka, kuris yra vyriausias futbolininkas Kražantės ekipoje. Jam bus 40 metų. Birželio 28-ąją. O čia dabar jau pokalbis buvo su asistentu. Giedrius Kuzavas teisėjauja šiandien ir tai yra raudona kortelė Juanui Sevijai. Štai toks epizodas. Ispano nervui trūko, galima sakyti taip. Ir dabar jau Kauno komanda lieka vienu žaidėju mažiau. Nepatenkintas Gintautas Vaičiūnas, Kauno komandos trenerio asistentas. Štai taip. Toks netikėtas posūkis, galima sakyti, šiuose rungtynėse. Keliauja praustis dabar Juanas Sevija, o keičiamas vienas labiausiai patyrusių žaidėjų, tai yra Andrius Petraška. Ir pasirodo aikštėje 45 numeris, tai yra Edgaras Petkevičius. Ir po to jau Manto Babensko nurodymai. Gato. Meksikietis keliauja į dešinį kraštą. Ir dabar jau Kauno žaidėjų lieka vienu mažiau. Taigi tokia pasunkė, galima sakyti, Kauno misija šiandien. Ir galimybė kontratakuoti Žukovas. Geltona kortelė. Rimvydas Lipnevičius tą geltoną kortelę gauna. Kėdainietis pasipylė geltonos kortelės. Giedrius Kuzavas priverstas raminti futbolininkus. Giedrius Kuzavas pirmoji kategorija plungė. Šiandien teisėjauja nepatenkintas Mantas Babenskas.
Simas Kartočius Šiauliai, antroji kategorija, asistentas kaip ir Dainius Raudys Šiauliai, antroji kategorija. Lukas Juškevičius, antroji kategorija Šiauliai, šiandien rezervinis rungtynių teisėjas, o Saulius Makštelė iš Panevėžio atvykęs yra šių rungtynių inspektorius. Tikrai sunkios rungtynės šiandien arbitrams, ypatingai antrasis kėlinys, antrojo kėlinio pradžia, galima sakyti taip, tokia labai audringa. Ir dar vienas Kauno komandos atsakymas, čia klaida, Čeponkos kovoja dėl kamuolio krašte. Dar kartą atgal ir po to į kraštą. Žukovas. Dešiniuoju kraštu. Į baudos aikštelę. Ir štai taip dabar labai gražiai žaidė Kauno futbolininkas. Tai buvo 45-asis numeris Edgaras Petkevičius. Edgarui 21, čia kontrataka, smūgis ir gelbėja komanda vartininkas Nemanja Bielonas. Labai aštrios ir grėsmingos šiandien Kražantės kontratakos. Vaidas Viktoravičius atakos smaigalyje. Ir Vaidas šiandien tikrai labai pastebimas. Ypatingai antrajame kėlinyje ir rezultatyvus perdavimas. Čia Lipnevičius puikiai žaidžia. Ir Kauno atstovas į kraštą, kur Kristijonas Getgaudas. Į baudos aikštelę ir Rimvydas Šypas. Užtikrintai rungtyniauja kamuolį gaudydamas. Ir po to Giedriui Viktoravičiui kamuolys siunčiamas. Na, manau, kad ir apie keitimus Rytis Tavaras irgi gali pagalvoti, nes jo komanda turi vienu žaidėjų daugiau. Nebejotinai ne jis šiandien favoritė, bet tokia situacija klostosi, kad visai nebloga Kražantei. Kyšla. Kraštą ir pražanga prieš Giedrių Viktoravičių. Geltono kortelė Edgarui Petkevičiui. Ir Giedrius Kuzavas tikrai geltonų kortelių rodo daug antrajame kėlinyje, o Kauno treneriai naudoja pastaruoju metu tą patį argumentą, kaip prisukti, kiek pirmajame kėlinyje geltonų kortelių galėjai parodyti ir neparodė. Ir po to vėl, kiek geltonų kortelių pirmajame kėlinyje galėjai parodyti ir neparodė. Kol kas taip nepatenkinti Kauno treneriai. Žinoma, emocijos yra emocijos. Čia Renusas siunčia kamuolį į baudos aikštelę. Ir dabar jau prašo grįžti į aikštę. Prašosi grįžti Giedrius Viktoravičius. 77-asis numeris krašto gynėjo pozicijos šiandien rungtyniaujantis žaidėjas. Ir Nemanja Bielonas grąžins kamuolį į žaidimą. Ir aikštės viduryje kova. Čia pražanga prieš meksikietį. Ir standartinė situacija. Na, Kauno komanda be jokios abejonės galima pagirti už tai, kad ši ekipa nepaisant to, kad praleido įvartį ir po to po 4 minučių gavo ir raudoną kortelę, bet tikrai šiandien stengiasi ir kovoja. Čia dar vienas mėginimas iš krašto. Pabando Hernandesas. Ir galės grąžinti kamuolį į žaidimą Rimvydas Čypas. Ryčio Tavaro toks tikrai labai logiškas patarimas savo auklėtiniams, kad neleidžiame pulti varžovams, neužsileidžiame ir tai yra suprantama, nes Kauno komanda gali suprasti, kad 10-iese ji taip pat yra pajėgi šiandien pasižymėti. Gladička į priekį, Viktoravičius. Dar viena klaida. Ir po Giedriaus Viktoravičiaus smūgio kamuolys už aikštės ribų. Ir čia Žukovas grąžina kamuolį į žaidimą. Numeta kamuolį krūtinę savo komandos draugui Lukas Turauskas. Ir siunčiamas kamuolys į aikštės centrą. Aridas Paškauskas. Taigi šiandien ant atsarginių žaidėjų suolo Kražantė vartininko atrodo neturi. Vienintelis Rimvydas Čypas šiandien vartininkas šioje ekipoje, o atsarginiai futbolininkai Remigijus Šeilutka, taip pat Tomas Miliauskas, Nerijus Jokantas bei Džiugas Grigalaitis ir Amantas Bielaglovas.
Kalbu apie tuos, kurie dar nėra pasirodę aikštėje. O Kauno gretose atsarginis vartininkas Gytis Vilimavičius. Ir taip pat aikštė žaidėjai Aurimas Lipnevičius, Mindaugas Zlatkus ir Tomas Rakauskas dar yra ant atsarginių žaidėjų suolo. Bet jau keitimų nemažai atliko Mantas Babenskas. 2 futbolininkus leido po pirmojo kėlinio. Ir taip pat vieną antrajame kėlinyje išleido. Tai yra Edgarą Petkevičių. Ir štai tokia kova. Vaidas Viktoravičius be pražangos dabar žaidžia. Taip mano Giedrius Kuzavas. Prieš Marių Žukovą dabar rungtyniavo Vaidas Viktoravičius. Gražantės kapitonas. Ir Nemanja Bielanas grąžina kamuolį į žaidimą. Ir čia Edgaras Petkevičius, baudos aikštelėje. Ir Petkevičius puikiai žaidžia, prie vartų smūgis ir Rimvydas Čypas gelbėjo komandą. Na, Edgaras Petkevičius šiandien technikos sugebėjimus štai taip demonstruoja pasirodęs aikštėje po keitimo. Bet treneriai nepatenkinti, jų nuomonė reikėjo perdavimą atlikti šiek tiek anksčiau. Viskas baigės ataką. Ir netrukus grąžins kamuolį į žaidimą Rimvydas Čypas. 1-1 šiose rungtynėse ir taip pat priminsiu, kad Kaunas nuo 56 minutės turi 1 žaidėjų mažiau. Ir Vaidas Viktoravičius pametė dabar, kur yra kamuolys. Čia brolis Giedrius Viktoravičius bando apsiginti ir Aivaras Renusas ramiai kontroliuoja situaciją. Ir Rimvydas Čypas. 1-1, Tomas Šiliauskas, 21 minutė. 0-1 buvo ir po to Airidas Paškauskas, 52 po puikaus Vaido Viktoravičiaus perdavimo ir kovojimo aikštės viduryje, o 56 Juanas Sivija užsidirbo ir raudoną kortelę. Šiliauskas į kraštą. Ir kamuolys už aikštės ribų, netrukus jį į žaidimą grąžins. Antrasis numeris tai yra Elvinas Indrišiūnas. Čia Hernandesas Reja. Gražiai dabar susistabdo kamuolį, ieško komandos draugų ir pasirenka šį kartą techniškai Edgarą Petkevičių. Ir po to dar viena klaida. Na, žinoma, Kaunas ir toks išsimušęs, galima sakyti, iš ritmo savaime suprantama gali jaustis. Po to, kai ir raudoną kortelę gavo, nuo visų pirma, kai rezultatas buvo išlygintas, tada galbūt ir tie pirmieji nervų pliūpsniai pasirodė Kauno komandoje. Ir Juanas Sivija gavo raudoną kortelę, o po to, žinoma, Kaunui dar sunkiau. Čia į priekį ir Agnius Juozapaitis kovoja antrajame aukšte. Rimvydas Lipnevičius. Į priekį Aivaras Renusas galva, Rimvydui Čypui. Jaučia, žinoma, puikiai vienas kitą. Buvo gimę 1992 metais ir nuo mažens sportuoja kartu. Abu šiauliečiai. Ir Elvinas Indrišiūnas. Grąžina kamuolį į žaidimą, čia Kyšla. Vėl Indrišiūnas. Ir dabar jau Kauno perdavimas į aikštės centrą. Petkevičius. Ir po to techniškasis Hernandesas Reja. Jo perdavimas į baudos aikštelę ir pavyksta išmušti kamuolį Kražantei. Petkevičius. Į kraštą. Marius Žukovas. Dar labiau kraštą Rimvydui Lipnevičiui. Lipnevičius Žukovai, gražiai dabar ši Kauno ataka apskritai. Ir 10 kauniečiai sugeba surengti tikrai puikių išpolių. Ir Aivaras Renusas vėl priverstas dirbti. Paškausko kova ir čia į kamuolį, taip galvoja Giedrius Kuzavas. Ir susižeidžia dabar jau Kristijonas Gedgaudas, 24 Kauno numeris. Ir Žukovas grąžins kamuolį į žaidimą. Jo perdamas ir išmuštas kamuolys.
Teisėjau, neverta geltonos kortelės pražanga? Čia perdamas į kraštą Rimvydas Lipnevičius. Vėl Kristijonas Gedgaudas. Vėl Rimvydas Lipnevičius, baudos aikštelės prieigose Gedgaudas. Arčiau vartų ir tai gražu ir pavojingas smūgis ir Virpstas dabar gelbėja Gražantės komandą. O po to nepavyksta įmušti. Visų pirma, atrodo, kad mušė Lukas Turauskas ir pataikė į Virpstą. Ir po to jau Edgaras Petkevičius mušė virš vartų. Bet pavojus dar kartą buvo ir Kaunas tikrai rodo, kad 10-iese jis be jokios abejonės gali žaisti šiandien. Ir Rimvydas Čipas grąžins kamuolį į žaidimą. Ir vėl Kaunas su kamuoliu, nepaisant to, kad vėlgi turi vienu žaidėjų mažiau. Na, įdomu, kiek jėgų turės Kauno komanda žaisti tokiu tempu ir žaisti esant 10 žaidėjų, bet kol kas atrodo, kad galbūt ir iš pat pradžių buvo pasimetimas, o po to jau mobilizavo netgi tą komandą tą raudoną kortelę. Ir kauniečiai rodo, kad tikrai šiandien kelmėje gali iškovoti pergalę netgi žaisdami vienu žaidėjų mažiau. Sevijos jau nebėra, jis standartinių situacijų specialistas ir dabar standartinės situacijos yra patikimos kitam legionieriui, tai yra meksikiečiui Hernandesui Rėjai ir Hernandesas Rėja. Netrukus į baudos aikštelę bandys kamuolį siųsti. Atrodo, prireiks antrojo mėginimo. Taigi į baudos aikštelę link tolimojo Virpsto ir perdamas netoks sėkmingas, kokius atlieka Sevilla. Ir Rimvydas Čipas grąžina kamuolį į žaidimą. Čia į priekį Giedrius Viktoravičius, Agnius Juozapaitis Gedgaudą labai lengvai išmaudo. Prašo kamuolio priekį Airidas Poškauskas, jį gauna ir šansas Poškauskui dar vieną, šį kartą netoks, kaip buvo antrojo kėlinio pradžioje. Ir Kauno komandai pavyko apsiginti. Ir Nemanija Bielanas. Pasirengęs siųsti kamuolį į baudos aikštelę, pasirengęs siųsti kamuolį į priekį iš savosios baudos aikštelės. Iš vartininko aikštelės, o čia antrajame aukšte sėkmingai kovoja Hernandesas Rėja ir į kraštą. Žukovas. Žuka prašo perdavimo komandos draugai ir atrodė, kad pavyks Gražantį apsiginti su Daliumi Kišta prieš akiją. Agnius Juozapaitis, pražanga prieš Agnių Juozapaitį. Ir vėl Giedrius Kuzavas priverstas stabdyti rungtynes ir malšinti tas emocijas. Agnius Juozapaitis labai nepatenkintas. Ir atrodo, kad Agnius Juozapaitis kraujuoja, gavo dabar į nosį. Oho, štai tokios rungtynės šiandien. Iki kraujo, galima sakyti taip. Ir tokia labai įdomi situacija. Vienas futbolininkas pameta batą, kitas palieka aikštę kruvinų veidų. Tokios rungtynės šiandien, toks atidarimas Kelmės miesto stadione. Lietuvos futbolo federacijos pirmosios lygos, tikrai, sakyčiau, labai geros rungtynės. Ypatingai antrasis kėlinys, kuriame visko yra ir visiems skoniams, galima sakyti taip. Dar viena pražanga, dabar Agniaus Juozapaičio nėra, bet nėra ir Kristijono Gedgaudo. Taigi aikštėje vyksta kova 10 prieš 9. Taigi tokia kova. Čia Vladička. Perima kamuolį Kaunas ir Gedgaudas grįžta į aikštę, Juozapaitis taip pat. Davai, Edga, gali! Ir Rimvydas Čipas. Edga! Pastaisyk ir pramuš, ką tu ten dar mastai. Ir čia Agnius Juozapaitis kairiajame krašte. Juozapaitis gali nubausti varžovus arčiau vartų ir nepavyko.
Na, Juozapaičio argumentai, atrodo, tame epizode buvo tokie, kad specialiai varžovas spyrė kamuolį jam į veidą ir paleido kraują iš nosies. Šiandien Kaunas kovoja kaip reikiant. Ir Giedriui Kuzavui tenka raminti kauniečius. Na, Kražantė irgi. Šiandien be geltonų kortelių tikrai neapsiėjo. Giedrius Viktoravičius ją gavo. Anksčiau, Kristijonai. Ir Kristijonas Gedgaudas dar kartą klysta. Nesuspėdamas prie kamulio, lieka 1-1 ir lieka 10 prieš 11. Kova. Apie 20 minučių lieka iki šios tikrai gražios ir permainingos kovos pabaigos. Grąžina kamuolį į žaidimą Aivaras Renusas. Na, Kelmėj tiesiog puikiai šventė šiandien, sakykime taip. Čia Juozapaitis žaidžia puikiai per save. Ir Vladička į priekį. Po to dar kartą į kraštą. Į dešinį kraštą, kur Elvinas Indrišiūnas. Ir už aikštės ribų kamuolį išmuša Šarūnas Bičiušas. Pasirodęs aikštėje nuo antrojo kėlinio pradžios. Na ir vienas keitimas bus Kražantės gretose. 7 numeris Remigijus Čeilutka pasirodys aikštėje. Labai patyręs žaidėjas. Jam šiemet sukaks 40 metų, tai yra birželio 28 dieną. Kelmės futbolo entuziastas, patriarchas, galima sakyti taip, kaip ir Edvinas Čeilutka, vienas komandos trenerių. Ir grąžinamas kamuolys į žaidimą netrukus. Čia į baudos aikštelę. Ir netrukus keitimas bus ir Kauno gretose. Rakauskas pasirodys aikštėje, čia pabandymas, dar vienas. Kelmės komanda bando taip pat atakuoti, Rakauskas pasirodys aikštėje, Čeilutka, manau, kad vietoje Airido Paškausko galbūt pasirodys aikštėje. Ir Tomas Rakauskas. Pasirengęs čia standartinė padėtis, 14 numeris Karolis Vladička. Atliks standartinė situacija. Siunčiamas kamuolys į baudos aikštelę, šį kartą nesėkmingas, o čia ir Kauno gerbėjų dūminės užtaisas. Dūminė petarda. Na, tikrai, antrasis kėlinys, galima sakyti, kad kupinas įvykių šiame gražiame Kelmės stadione. Dar kartą į kraštą keičia atakos kryptį Kaunas ir netikslus perdamas, taigi Remigijus Čeilutka. 7 numeris netrukus pasirodys aikštėje ir taip pat Tomas Rakauskas. 88 Kauno ekipoje, taigi dabar pasirodo vienas futbolininkas jau buvo parodytas. Tai atrodo yra keičiamas vis dėlto Dalius Kišla. 87 numeris, vienas patyręs žaidėjas, vietoje jo dar vienas patyręs futbolininkas. Taigi Kišlos pasirodymas šiandien baigtas. 87 numeris aikštė palieka ir taip pat Rimvydas Lipnevičius yra keičiamas. 21 numeris, o aikštėje 88 Tomas Rakauskas. Taigi šiandien tokie keitimai. Dabar Rimvydas Lipnevičius pastaruoju metu buvo toks pakankamai emocingas. 58 minutę ir geltoną kortelę gavo. O čia krinta Kauno futbolininkas, pražanga prieš jį. Šįkart prieš trečiąjį numerį, atrodo, Simorą Savukyną. Ir atliks perdavimą į priekį Nemanija Bielanas. Ir siunčiamas kamuolys į priekį. Čia stabdosi kamuolį Edgaras Petkevičius. Ir Petkevičius į kraštą. Kristijonas Gedgaudas čia. Grąžinamas kamuolys atgal ir dar vienas keitimas Kauno gretose netrukus bus atliktas.
pasirodys 19 numeris aikštėje, tai yra Mindaugas Zlatkus. Iki šių rungtynių tai buvo vienintelio, sakykime, Kauno įvarčio autorius, nes sykį įvartis buvo į savosius vartus. Dabar Mindaugas Zlatkus pasirodys aikštėje. Šiandien vienintelį įvartį Kaunui įmušė Tomas Čeliauskas. O Kražantė pretenduoja į antrasis lygiasias šiame sezone. Kaunas kol kas šiemet laimėjo 1 rungtynės, 2 lygiosios ir 2 pralaimėjimai. Iki šių rungtynių 2 įmušti, bet beje vos 4 praleisti įvarčiai. O kalbant apie Kražantę, 1 lygiosios, 4 pralaimėjimai ir 6-21 buvo įmušti ir praleisti įvarčiai. Čia krinta dar vienas Kražantės futbolininkas. Tikrai emocijų netrūksta, žiūrint ir į vieną, ir į kitą atsarginių žaidėjų suolą, ir į trenerių štabus. Taigi Zlatkus pasirodo aikštėje, keičiamas Lukas Turauskas. Ir tai Kauno komandos yra jau paskutinysis keitimas, taigi pasirodė Simoras Savukynas aikštėje. Pasirodė Šarūnas Bičiušas, Mindaugas Zlatkus, Edgaras Petkevičius ir Tomas Rakauskas. Visi 5 keitimai atlikti. Šiaip ant atsarginių žaidėjų suolo lieka dar Aurimas Lipnevičius ir vartininkas Gytis Vilimavičius. Jis šiandien aikštėje nepasirodys. O kalbant apie Kražantės komandą, šiandien Remigijus Čeilutka, Gediminas Čeponkus bei Karlis Vladička mesti į kovą, taigi 3 keitimai. Ir dar 2 turi Rytis Tavaras. Siunčiamas kamuolys į priekį ir čia sėkmingai rungtyniauja Remigijus Čeilutka. Dar kartą pražangą fiksuoja Giedrius Kuzavas. Ir tai yra jau per 80 minučių, galima sakyti taip, persirito šios rungtynės, taigi lieka apie 10 ir tiek, kiek pridės teisėjas. Čia Kristijonas Gedgaudas dabar raitosi iš skausmo ir standartinė situacija dar viena ir prie kamuolio vienas Kauno futbolininkų. Atrodo 20-asis numeris Lukas, 40-asis numeris, taip, Tomas Čeliauskas, šiandien jis įvartį pelnė. O čia krašte Gediminas Čeponkus. Ir grąžins kamuolį į žaidimą Kauno ekipa. Rea. Jo perdavimas Edgarui Petkevičiui, jis šiandien labai techniškai įsijungia į žaidimą, jeigu galima tai apibūdinti būtent taip. Tikrai aktyvus šiandien yra Edgaras Petkevičius, pasirodęs aikštėje po keitimo. Bet kol kas tas aktyvumas įvarčio neatnešė. Pozityvus faktorius Kauno komandai yra tai, kad būtent kauniečiai dabar yra varžovų aikštės pusėje, nepaisant to, kad turi vienu žaidėjų mažiau, bet tikrai bando, stengiasi ir noro šiandien iš Kauno komandos neatimsi. Ir tokio kovingumo, tikrai kartais tas kovingumas šiandien ir pamaišė. Pakišo koją Kauno komandai. Tarkime, Juanas Sevilla gavo raudoną kortelę. Ir čia iš vieno vartininko link kito, galima sakyti taip. Nuo vieno link kito iš Rimvido Čypo Nemanjį Bielonui siūstas kamuolys. Taip gana greitai pasiekė Nemanjį Bieloną kamuolys. O čia Vaidas Viktoravičius aikštės viduryje, jo perdavimas į priekį. Svarbus neabejotinai žaidėjas Vaidas Viktoravičius yra Kražantės ekipoje. Jis patyręs futbolininkas, matęs A lygos rungtynių ir tikrai kol kas, kalbant apie atakas, jis Kražantės komandoje išsiskiria. Kalbant apie ginamosius veiksmus, čia jau generolas yra Aivaras Renusas. Dar praėjusiame sezone žaidęs Šiaulių komandoje ir netgi pasirodydavęs startinėje sudėtyje. Ir grąžinamas kamuolys į žaidimą. Kova dėl kamuolio, antrajame aukšte čia Remigijus Čeilutka. Ir Vaidas Viktoravičius, galimybė kontratakai.
Iš karto Kaunas sėkmingai ginasi, čia Čeilutka. Pražanga prieš Remigijų Čeilutką. Nusivylęs Simoras Savukynas, bet standartinė situacija yra skiriama prie Kauno vartų ir tai yra šansas Kražantei. Yra tas pats Remigijus Čeilutka, bet greičiausiai bus smūgis į vartus iš čia Airidas Paškauskas. Taip pat ir Karlis Vladička prie kamuolio. Taigi Vladička ir Paškauskas. Prie kamuolio jie abu dabar ir tarėsi, kurisgi futbolininkas turėtų mušti. Airidas Paškauskas, smūgis, rikošetas ir kamuolys už aikštės ribų ir už aikštės ribų nuo Kražantės žaidėjų. Tokia yra teisėjų nuomonė. Ir kamuolį į žaidimą grąžins. Jau grąžina Nemanja Bielonas. Čia siunčiamas kamuolys į priekį. Tai daro Pavelas Špukas, 16-asis Kražantės numeris. Ir dar viena pražanga. Ir ta pražanga yra įvertinama geltona kortele. 88-asis numeris Tomas Rakauskas dabar gauna geltoną kortelę. Labai nepatenkinti atsarginiai Kauno futbolininkai. Ir tai yra eilinė geltona kortelė, sakykime taip šiandien, nes kol kas atrodo, kad 2 geltonos kortelės Kaunui, 1 Kražantei ir raudona dar Kauno komandai parodyta šiandien. Taigi Giedrius Viktoravičius grąžina kamuolį į žaidimą. Krašto gynėjo pozicijoje šiandien Kražantės gretose rungtyniaujantis. Jo perdavimas į priekį Airidui Paškauskui. Ir čia pražanga prieš 11 numerį Marių Žukovą. Ir Žukovas komandos draugui Tomui Čeliauskui. Čeliauskas į priekį. Ir Rimvydas Čeipas grąžins kamuolį į žaidimą, bet kiek emocijų šiandien. Na, galbūt aš čia sėdžiu šį kartą emocijų centre. Nepatenkinti ir vieni, ir kiti. Šį kartą Andrius Viktoravičius labai nepatenkintas. Ir čia nepatenkintas dabar Giedrius Viktoravičius. Na ir dabar jau Kražantės argumentai buvo tokie, kad iš rankos davė į galvą Kražantės vienam futbolininku. Ir nepatenkinti jie Luku Juškevičiumi, tai yra rezervinių rungtynių teisėjų. Netrukus pasirodys Nerijus Jokantas aikštėje. Tokios tikrai labai kietos šiandien rungtynės, labai emocingos. Nežinau, galbūt specialiai šiandien taip futbolininkai rungtyniauja, nes rungtynės transliuoja Futbolo TV ir nori pasirodyti rimtais vyrais. Na, bet šiandien galima sakyti, kad tikrai toks vyriškas rimtas futbolas. Ir Nerijus Jokantas pasirodys aikštėje. Ir keičiamas yra 10-asis numeris, tai yra Airidas Paškauskas. Paškauskas yra puolėjas. Dėkoja jam Rytis Tavaras, vyriausiasis Kražantės treneris. Ir siunčiamas kamuolys į priekį. Ar tai ir tas pridėtas laikas, kol kas 1-1. Tomas Čeliauskas, 21 minutė, dar viena geltona kortelė ir geltona kortelė 13-ajam Kražantės numeriui, tai yra Nerijui Jokantui, kuris ką tik pasirodė aikštėje. Greitai apsidirbo, galima sakyti taip, Nerijus Jokantas, iš karto geltona kortelė. Iš konteksto šių rungtynių neiškrito, galima sakyti taip. Ir tai yra eilinė geltona kortelė. Ir pavyksta apsiginti Remigijui Čeilutkai. Ir grąžins kamuolį į žaidimą Kaunas. Ragina iš karto Simorą Savukyną. Komandos treneriai. O čia perdamas į kraštą. Ataka kairuoju kraštu į priekį. Kristijonas Gedgaudas.
Nedidukas toks greitas judrus žaidėjas ir su juo sunku tvarkytis Elvinui Indrišiūnui. Bet nepavyko dabar Kristijonui Gedgaudui. Ir Rimvydas Čypas galės grąžinti kamuolį į žaidimą. Na, šiandien, žinant tai, kad labai ilgai rungtyniavo nuo 56 minutės Kražantė turėdama žaidėjų daugiau, galbūt tos lygiosios, jeigu jos bus pasiektos, nebus toks pats geriausias rezultatas, bet žiūrint į rungtynes, tai netgi ir 10 Kaunas šiandien turėjo iniciatyvą ir ko gero susikūrė daugiau momentų prie varžovų vartų. Elvinas Indrišiūnas. Dar kartą perdavimas į vidurį. Ir čia grąžinamas kamuolys atgal, grąžinamas Tomui Rakauskui. Ir nuošalė užfiksuota. Suklysta Kauno žaidėjai, artėjant į pabaigą pagrindiniam rungtynių laikui. Šiaip buvo kalba, kad turėtų būti pridėtos 2 minutės. Čia Viktoravičius. Vaidas Viktoravičius kovoja su varžovais ir žaidimas ranka užfiksuotas. Na, šiandien Giedrių Kuzavų turbūt nepatenkintos abi komandos, sakykime taip. 22 žaidėjai, 2 vyriausiai treneriai, jų asistentai ir atsarginiai futbolininkai tiek vienoje, tiek kitoje komandoje. Na, bet kaip mėgstama sakyti, jeigu nepatenkinti abiejų komandų atstovų, vadinasi, teisėjas dirba gerai. Čia smūgis virš vartų. Pabando dabar Vaidas Viktoravičius, atrodo jis. Na ir šiandien tikrai tokios nelabai švarios rungtynės. Taigi sunkios jos Giedriui Kuzavui. Ir jo kariaunai šiandien Simas Kartočius bei Dainius Raudys. 2 šiauliečiai yra asistentai. Čia Vladička iš toli ir nepavyko pataikyti Karliui Vladičkai. Ir galimybė kontratakai. Na, dabar labai daug emocijų žiūrint ir vieną ir kitą komandą. Žinoma, norėtų abi komandos laimėti ir norėtų nepraleisti. Į baudos aikštelę siunčiamas kamuolys. Čia pagrasina varžovų vartininkui ir Hernandesas Rėja. O Lukas Juškevičius parodys 2 pridėtas minutės. Nusprendžia tiek kompensuoti. Galva dabar Vaidas Viktoravičius. Ir pirmas prie kamuolio Nemanija Bielanas. Ir nesuspėja prie kamuolio Edgaras Petkevičius. Pridėtas laikas jau dabar tiksi, taigi iki rungtynių pabaigos nedaug. Šiandien tokios gyvos, energingos, nelabai švarios ir tokios tikrai agresyvios, sakykime, rungtynės. Ir viena ir kita komanda kovoja kaip reikiant. Nagais, dantimis ir taip toliau. Su varžovai šiandien kaunasi. Primenu, 17:30, jau pakankamai greitai. Kaunas Pyris Šiauliai, 19:30 Vilniaus Žalgiris Klaipėdos Granitas. Tokios transliacijos šiandien per Futbolo TV. Indrišiūnas. Išmuša kamuolį dabar Elvinas Indrišiūnas. Ir grąžins kamuolį į žaidimą. Kaunas. Gedgaudas. Dar kartą atgal. Ir čia Savukynas į kraštą. Ir štai taip, Agnius Juozapatis nepavyksta jam kamuolio perimti ir Kražantei vėl tenka gintis. Ir Vaidas Viktoravičius. Čia ko gero perdavimas tiesiog į priekį. Na, galbūt dar tikėjosi, kad Nerijus Jokantas pabandys užsikabinti kabutėse, kaip sako futbolininkai. Bet šį kartą perdavimas buvo labai netikslus, bet bent jau tai, kad pavyko nukelti įvykius šiek tiek toliau. Rimvydas Čypas. Po smūgio iš toli jis kamuolį gaudo. Ir atrodo, kad šiandien gali būti dar vienerios lygiosios tiek viena, tiek kitai komandai. Kaunas lieka su 3 įvarčiais įmuštai šiame sezone pati nerezultatyviausia komanda. 5 praleisti, tai neblogas rezultatas. O Kražantė 7 įmušti įvarčiai šiame sezone, tai maždaug apie viduriuką ir 22 praleisti įvarčiai. Lieka -15 ir tai yra pats prasčiausias rezultatas visoje pirmoje lygoje. Ir tai antrasis taškas, taigi Kražantė aplenkė bent jau kol kas Lokomotyvą, kuris yra sužaidęs
5 rungtynės, Panevėžys turi 2 taškus, kiek ir Kražantė šiuo metu, o Kaunas į savo sąskaitą įrašo 6 tašką ir tiek pat beje turi ir Telšių Džiugas, kuris yra 9 vietoje. Taigi su lygiosiomis abi komandas, nors ko gero lygiosios netenkina. Na, Kauną tai tikrai, manau, kad Kražantei galbūt neblogas rezultatas, bet irgi žaidžiant vienu žaidėjų daugiau, norėjosi šiek tiek daugiau. Ačiū, kad stebėjote šias rungtynės. Manau, kad tikrai nenusivylėte tuo atidarymu Kelmės miesto stadione. Tikrai energinga, atkakli ir tokia vyriška labai kova. Geros dienos, likite su Futbolo TV ir iki. Lauki rinktinės kovų su Anglija, Šveicarija ir San Marinu? Turėk nuosavą vietą stadione visoms 3 rungtynėms. Įsigyk abonementą. Rinktinę remia Hummel, Sharp, Vytautas, Evershed Saladžius. Pirk abonementą bilietai.lt.